ir štai mes esam prie pat jos. Dabar 6 ryto, iš vis nėra žmonių, tai yra super ir einam pažiūrėsim, ką ten rasim. Kadangi visiškai nėra jokių žmonių, tai galim išbandyti aido galimybės. 1, 2, 3. Taigi, kiek jau čia teko vaikščioti, esu labai sužavėta viskuo, gamta, žmonėmis, gyvūniukais, pilna kupranugarių. Ir labai įdomu, jie tose olose yra įsirengę absoliučiai viską, ko jiems reikia pragyvenimui. Ir namus, ir netgi turi amfiteatrą įsikūrę. Taigi, vaikštai ir tiesiog žaviesi. Taigi aplankėm pačius pagrindinius Petros taškus ir iš tikrųjų nerealu. Ir tikrai net neužtenka vienos dienos aplankyti visą Petrą ir šiek tiek gailimės, kad pasiėmėm tik vienai dienai bilietą. Tačiau jau kiek pamatėm tiek ir mažos rekomendacijos, tai jeigu varo, tai būtinai turėkit gerą avalynę, nes čia tikrai nebus asfalto kloti takeliai ir įsimeskit kokį sumuštinuką, nes čia patikėkit, net nepajusit, kaip laikas prabėgs. O mes jau turbūt keliaujam link dykumų. Tai va, iki. Ką tik atkeliavom į dykumą, esam Vadirum Village ir realiai net neįsivaizduoju. Aš iš tikrųjų, jeigu asmeniškai, tai aš beprotiškai bijojau vykti šitą vietą, nes tikrai laukai nėra labai šilta, bet gyvenam tokiuose kambariukuose, ten vėjas neužpučia, viskas sandariai užsidaro ir nežinau, tai galiu padaryti greitą turą, kaip mes ten gyvenam. Einam. Štai ir mūsų namai. Nežinau, ar kas matosi, bet yra lova, yra labai šiltų patalų, kuriuos, sakė, jeigu bus dar šalta, tai papildomai dar galės išduoti kartu. Tai vat, gyvenam čia. Dabar galiu eiti parodyti tualetą, kur dar pati nebuvau, todėl bus įdomu kartu pasižiūrėti. Einam. Taigi tualetą yra ganėtinai tamsu, todėl gal jūs ten eikit. Ir bendrai sudėjusi yra 3 kabinos, yra 2 kriauklės, veidrodis, ko merginom dažniausiai reikia. Ir viskas, štai ir didžiausi patogumai dykumoje, ko daugiau reikia. Ir dabar, sakė, eisim vakarieniauti, daryti tradicišką Jordanijos vakarienę ant laužo. Bus labai įdomu, mes esam tik tai 9 žmonės su vietiniais dar papildomai. Tai turėtų būti smagu, kadangi mažai žmonių, tu žinot, daugiau dėmesio mum atvykėliam. Tai va, einam dabar ten. Viena iš didžiųjų palapinių yra skirta būtent tokiam poilsio laikui, yra didžiulis židinys, galime atsigerti arbatos, parūkyti šyšos, jeigu nori, groja muzika jau vietinė.
Ir šiaip buvo labai smagu, su gera kompanija, praleidom laiką ir tada ėjom valgyti jų tradicinio maisto. Ir labai įdomiai rodė ir labai gaila, kad blogas apšvietimas buvo ir tikrai ne viskas matėsi, kaip daro valgyti dykumoj po smėliu. Į smėlį įkasa didžiulį puodą, prideda daug anglių ir tada uždeda vištieną, uždeda pledą ir apkrauna visą smėlį. Tai, žinokit, nerealus vaizdas, kai tau nukasta su kastuvu smėlį ir ten tau apačioj po smėliu vištieną kepa, kurią mes paskui ir valgėm vakarienį. O maistas, žinokit, čia yra nerealus. Iš viso mes su Tautvydu ganėtinai jaudinomės prieš vykstant į Jordaniją, nes dabar šiuo metu negalima tam tikrų produktų valgyti dėl sveikatos problemų. Tačiau Jordanijoje mums tobulai tinka, čia yra nerealiai skanus maistas, vien ryžiai, vien daržovės, viskas troškinta ir su visais vitaminais išsaugotais ir panašiai. O į šitą vietą, būtent į šitas dykumas ir miegojimas palapinėse žmonės atvyksta vien dėl to, kad naktį atsiveria nerealus vaizdas į dangų. Galima pamatyti, bet man atrodo, čia labiau gal vasarą, pamatyti ryškų paukščių taką. Tai vat, šiuo metu irgi debesis išsisklaidė, labai daug yra žvaigždžių, bet yra taipogi ir labai šalta, tai ilgai neišstovės ją žiūrint. Tai vat, o mes, kaip ir sakau, eisim bandyti miegot, gal nesušalsim. Ir sakė, galima eiti pasiskolinti dar pledo, jeigu bus vėsų, bet, žiūrėsim, kaip čia seks. Ir dabar einu praustis. Tai va tiek. Labanakt ir rytoj keliausim toliau. Negalėjau iš tikrųjų nepapasakoti, kokiam sąlygom mes čia miegam. Taigi, šią naktį Kamilė miegos su 3 kojinėm, 2 kelnėm, 3 megztiniais, 1 striukė, apsivinios šaliką aplink galvos ir užsties netgi 2 kaldras, kad nesušaltų. Ir dar išgeriam vitaminą C į sveikatą, kaip sakant, kad šaltukas mūsų nepagautų. Bet iš tikrųjų čia yra nerealiai faina ir jeigu kada nors sausio mėnesį sugalvosite Jordanijoje miegoti palapinėse dykumoje, tai maždaug jau būkit pasiruošę visom žiemos sąlygom. Tai va. Bet labai faina ir rytoj varysim į safarį per dykumą prie visokių gražių nerealių vietų. Tai va, iki rytojus. Labas rytas. Net neįsivaizduoju, kaip aš atrodau, bet naktis buvo šalta labai. Buvo didžiulis vėjas, kuris laužė visą laiką mūsų forkę, tokį langiuką, ir vis atidarinėjo jį. Ir vis mums nesisekė jį uždaryti, jis vėl atsidarydavo. Tai labai įdomi naktis. Tai va, o dabar vėjas yra labai nurimęs ir eisim gal pasifotkint. Aš iš tikrųjų net neįsivaizduoju, kaip aš atrodau. Tai va, atvykit čia, kai bus šiek tiek šilčiau. Kaip yra smagu atsikelti 6 ryto dykumoj, kur dar absoliutiškai visi miega, vyrauja tokia tyla. Tik tais vietiniai jau pradeda daryti mūsų pusryčius. Aš biškį susišukavau, kad žmogų būčiau panašesnė. Ir o dykumoje žmonės elektros energiją gauna iš saulės kolektorių, kadangi čia saulės būna nuolat ir kolektorių yra, žinokit, pristatyta labai daug ant kiekvienos salos, kadangi čia tų stovyklaviečių yra tikrai nemažai, vos ne kas kokius 2 kilometrus iš šono, tai ten gal kokias 6-7 stovyklavietės. Tai va,
einam pasivaikščioti toliau. Einam pusryčio. Taigi, pusryčių stalo turim tradicinės duonos, kiaušinį, kažkokių 3 nepažįstamų padažų, halvas, sviestas arba sūris. Eisim dar pasiimti arbatos, dar yra skanėstų, džemų, sakiau, tai va, skanaus. Taigi sustojam pirmąją stotelį ir varom, tiksliau kopiam į kanjonus. Ten kažkur į viršų. Turėtų būti gražu. Kaip čia neužsimušus. Vyrai mane paliko. Tai vyrai sako, tos moteris, feministės, tai pačias ir užlipkit. Maždaug. O mes tai einam į priekį. Jūs galite ir pačios. Oi, ką tik užkopiau. Teisingai, moteris gali ir pačios užkopti. Nereikia mums vyrų. Ar ne? Tautvidai. Ar ne? Gerai, einam patinti. Tai mūsų antra stotelė ir einam link tos vietos, kur yra ant uolos išraižytas Koranas. Ir sakė, čia gal prieš 2000 metų. Oi, saulė šviečia. Taigi trečia stotelė ir kylam į kalną per kopas. Einam kartu. Taigi pagaliau užkopėm į kalną, iš tikrųjų buvo ganėtinai sunku kopti, nes šiaip per smėlį sunku kopti ir dar yra labai didelė altitudė. Tai ir trūksta oro, o tada įrašinėja pamajokiam. Tai va, pasifotkinsim, grįšim toliau ir žiūrėsim, kokią atrakciją vairuotojas sugalvojo kita. Cool! Taigi atvykom į paskutinę 4. vietą ir esame prie gražiųjų gyvūniukų, kupranugarių. Ir kiek domėjausi, ten tiek Indijoje ir kitose šalyse, tas kupranugarius ganėtinai žiauriai išnaudoja. Per nosį perduria tokią ietį, kad jie klausytų, juos anmuša ir smurtauja prieš juos, bet čia jie tikri karalaičiai, čia jų žemė iš tikrųjų. Ir jie yra labai prižiūrėti ir aš su mielu noru pajodinėčiau vien dėl žinant tą faktą, kad jie tikrai nebuvo skriaudžiami. Labas! Gražuolis. O esam Lorenco slėnį, jis yra labai garsus, bet aš bijau kažką pamiluoti ir pasakyti. Yra labai geras filmas apie visą tą Lorenco ir Arabų valstybę. Kaip ten kas, su kuo draugavo, su kuo pešėsi visą istoriją, galėsiu numesti linką į filmą, būtinai pažiūrėkit, nes mes grįžę irgi pažiūrėsim, kur mes čia buvom. Tai va, einam pasigrožėti ir visa idėja šitos vietos yra, kad nuo kalno teka upelis ir seniau žmonės jį naudodavo savo reikmėm, patys gerdavo jį, bet šiuo metu yra nutiesas toks kanalas ir jie naudojami grinai tik tai kupranugarių girdimai. Tai vat, einam pasižvalgyti. Viskas, pamatėm labai gražių vaizdų ir
vairuotojas jau ką tik įsėdo į mašiną, turbūt davė ženklą, varykit ir jūs. Tai varom. Patiko? Labai patiko. Labai patiko, man irgi. Gerai, važiuojam namu čia turbūt. O, įma namo, aš turėjau menį grįžti prie mašinas. Vaikinai susimokėti už visas pramogas. Ir keliausim link sostinės Amano, kur išsiskirsim su savo draugu Indu. Jisai vyks į USA, grįž namo, o mes keliausim toliau, tiksliau šį kartą ramiai, kadangi visas atrakcijos jau pagrindinės pereitos Jordanijai, tai ramiai pakeliausim po sostinę, nes ten irgi yra daug ką pamatyti. Tai 45, 35, 80. Tegul jie skaičiuoja pinigus, o aš pasimėgausiu nuostabiu oru ir nuostabia gamta. Thank you. It was a very nice trip. Thank you. We will come back again. Yeah, very good. And bring lots of tours. I hear a lot like this. Yeah. Thank you. Have a nice time for you. Wait, man. Yeah. Let's go. Kitą kartą matysite, kokius tradicinius patiekalus išbandėme sostinėje. Aplankėme žymiausias Amano vietas bei keliavome į Džerašą.